Labą dieną, su jumis aš Gidūnė Maisto saugos katedros ilgametė buvusi profesorė Dalia Sekmokienė. Profesorė esu ir dabar profesorės pedagoginis vardas. Taigi maistas man pragyvenimo šaltinis, žinios apie maistą ilgą laiką buvo. Ir domėjimasis maistu mano tiesiog galbūt pašaukimas maistas ir sveikata. Kaip maistas gydo ir kaip maistas sukelia ligas. Kriaušės tikriausiai gydo. Tai vienas mano skaniausių vaisių. Ir molėtose augdama aš labai jas mėgau ir buvo sena kriaušė, dar tokia pasodinta tėvelio prie redakcijos, kurioje turėjom pusantro kambarėlio, paskui gavom 3 kambarius, kai aš jau buvau apie 12-14 metų, neatsimenu. Ir tada tą teritoriją palikom, kadangi daržų kolektyvinių sodų neturėjom, pirkdavom tiesiog turguje ir tai buvo labai skanu. O senusios kriaušės tėvelio sodyboje Laušė, kurią jis atgavo jau po 1990 metų kartu su broliais ir seserim buvo sunykusios. Aš galvoju, kodėl lietuviai tiek daug mėgsta obuolių, o tiek mažai kriaušių. Nežinau, gal kad sulčių nespaudžia, nors kriaušienė kartu maišyta su obuoliais, obuolienė turėtų būti labai skanu. Galbūt dėl to, kad kompotus ir gerai, kad kompotus nustojom gerti kartu su cukrum, bet vien pavirinus džiovintus obuolius ir kriaušes, jeigu suvalgom tas, kas sudžiovinta, bet mes per daug išlepę gaunam nepaprastai daug tirpių ir netirpių maistinių skaidulų, kurios maitina gerasias mūsų bakterijas. Ir gaunam nepaprastai skanų desertą, džiovintus galima sumalti ir miltelius dėti įvairius kepinius, įdėti į panašius gaminius kaip tie sotukai, kur riešutai, razinos, datulės, mūsiškiai ir nemusiškiai suformuoja labai skanius saldumynus. Tai kriaušės yra senas kaulavaisis ir erškėtžiožių šeimos. Ir visoje Europoje, Azijoje, Lietuvoje, gal pietuose jos dar ir saldesnės, sultingos, labai lengvai viršimos, angiau negu obuoliai. Jis vienas seniausių vaisių, tinkančių kasdieniam vartojimui. Energinė vertė mažiau kaip 100 kalorijų, 100 gramų, 50-60. Jų dauguma kalorijų iš angliavandenių, bet skaidulos iki 3,5, bet kiti irgi nebūtinai vien fruktozė, gliukozė, bet yra ir tokių polisacharidų ir pektinų. Ir polifenolių labai nemažai, bet polifenoliai tai yra antioksidantai, kad neatsirastų lėtinės lygos. Sakau, kibirą kriaušių suvalgydavau ir buvo silpnesnis skrandis, bet kriaušės man visada labiau virškino negu obuolius, geriau. Dėl to pagrindinis cukrus fruktozė, mažiau gliukozės, sacharozės, fruktozės saldžios, bet lietai kyla vidutinio glikeminio indekso. Ir mes turime gauti vasarą, ypač kai bėgiojam, šokinėjam, kad mūsų krepso ciklas yra maitinamas monosacharidais. Ir kriaušės nesudaro didelių gliukozės šuolių, nors antro tipo diabetikam jų reikia mažiau. Pasakau šiandien, kiek jų reiks bus. Ir maistės skaidulos netirpios, tai žarnyno šluoto tirpios maitina probiotikus, ypač daug pektinų. Išveda sunkiuosius metalus, šviną, kitus, arseną, bet ir sunkieji metalai, kai kurie yra radioaktyvūs. Išveda ir juos. Jeigu dabar mažesnis pas mus pavojus, bet jeigu kas nutiktų arba po Černobylio buvo uogos ir grybai užteršti, kai kada atveždavo, ne visada ir dar patikrindavom pradžioj. Taip pat labai maistinės skaidulos svarbios žarnyno veiklai ir cholesterolio mažinimui ir kepenų darbui kartu, kai cholesterolis suriša blogai kepenis. Labai daug tirpių polisacharidų, pektinų, kurie labai gera struktūra ir padeda atsigauti žarnynui, padeda, kad neatsirastų tokios lygos kaip pralaidus žarnynas, maitina žarnyno bakterijas, padeda jų įvairoviai, gerina labai peristaltiką. Kriaušėse pektino kiekis panašus į obuolius, daugiausiai žievelėje. Ir kas patys augina, nelupat atvežtinės, irgi kriaušės mažiau lupa negu obuolius, jos gal mažiau dėmėtos, bet pirkite lietuviškas. Pektinai irgi yra prebiotikai.
Kriaušės švelnesnės virškinimui, turi mažiau rūgščių ir labiau tinka jautriam skrandžiui. Tik tai žiūrėkit, kad jos būtų prinokusios. Mano skrandis irgi buvo jautresnis, bet negaliu sakyti, kad nesveikas. Galbūt aš jų dėl to galėdavau suvalgyti daug daugiau negu obuolių ir jausdavausi palaiminga. Kuo skiriasi kriaušės ir obuoliai? Kriaušėse daugiau fruktozės, obuoliuose daugiau rūgšties. Kriaušės švelnesnės virškinimui. Ir buvo senovėje pasakiau, o reikėjo sakyti senesniais laikais, sovietų laikais, kai dar dirbau maisto institute, mes daugiau važinėdavom ir turėdavom ryšių, buvom periferija ir mūsų ryšiai ir visi gostai, tai yra standartai, būdavo rusiški ir mes juos kūrėm ir važinėdavom į Vologdą, netgi ten į šiaurę per naktį nuo Maskvos, ten buvo pienas, o visos maisto visokios tikrinimo institucijos Maskvoje tenai. Ten visi domėjosi poveikiu ir Rusijoje buvo labai domimasi virgulėmis ir visokiais kitokiais neaiškiais metodais, nors tai ėjo per mokslininkus. Ir kažkas nusprendžia, kad kriaušės labai valo stuburą, nors teofito obuoliai būktai nevalo. Ir mūsų mokslininkai puolėsi, nes daug kam skaudėjo tą stuburą ir tikrai nuo kriaušių lyg tai buvo geriau, ar tai placebo ar ne, tai nebuvo mokslinis tyrimas. Ir toks mitas paplito daugelį buvusių posovietinių šalių. Ir mitas apie stuburo valymą kilo galbūt dėl skaidulų poveikio žarnynai, nes žarnyno veiklos gerimas ir tada, nu, aišku, žarnynas mažiau nuodų visokių arba netampa pralaidus ir mažiau tada visokių alergijų. Taigi tiesioginio stuburo valymo nėra, skaidulos gerina žarnyno veiklą, mažesnis pilvo spaudimas gali mažinti diskomfortą nugarai. Labai graži tekstūra, minkštos, saldžios, šviežiam vartojimui, kietesnės kepimui, džiovinimui. Labai daug įvairių veislių. Čia tik kelias paminiu, nes džiovina ir kietas tai verda arba tiesiog džiovina. Glikeminis indeksas vidutinis, todėl viena kriaušė per kartą, per dieną galima vieną, dvi kriaušės sergant metaboliniu sindromu arba antro tipo diabetu. Reiškia, glikeminis indeksas 30-40. O čia džiovinamos kriaušės. Taip galima jas ir pavirti arba orkaitėje po to džiovinti. Yra dar irgi poliolių juose šiek tiek. Polioliai tai natūralūs saldžios medžiagos, ne cukraus kilmės. Tai maltitolis, sorbitolis, ksilitolis, palatinozė. Dabar polioliai dėdami batonėlius su padidintų baltymų kiekiu skirtų sportininkams, nes tai ne cukrus, jiem geriau. Ir va tokia sudžiovintas, kaip aš sakau, galim trinti į miltelius arba panaudoti tiesiog pyragų kepimų iš pilnagrūdžių retai ir iškart priduos saldumą, reiks labai mažai cukraus baltojo dėti. Kriaušės ir metabolinis sindromas. Jau minėjau, kad saikingai galima. Porcija viena apie 150 gramų sverianti kriaušė. Su baltymais ir riebalais, tai reiškia kažkoje tai struktūroje gali būti mišrainė, gali būti virta. Taigi žalias kepti orkaitėje, virti kompotus, bet kompotų nedaug švenčių metu, kai mes šiek tiek vartojam pyrago arba cukrų, taip, džiovinti, termiškai apdorotos lengviau virškinamos. Va čia va išvirtos su cinamonu, gražiai paruoštos, toks gražus desertas. Skaidulos prisarbitolis. Vidurių užkietėjimui vienas geriausių produktų. Švelnus laisvinamasis poveikis, kad labai sunkaus vidurių užkietėjimo iš pradžių ne, bet mes jeigu gydome, jeigu tokį sunkų įveikiam, liko tik vidutinis, vartokit kriaušės. Ypač tinka vidurių užkietėjimui termiškai apdorotos. Sau išsivirkit ir valgykit. Geriau nekepti orkaitėje, o išsivirt vandenyje, jeigu išeis, jeigu jūs pirkot iš nežinomo šaltinio, tai kas išeis? Išeis, jeigu yra truputį nuodingų medžiagų, daugumos jos tirpios vandenyje, nu tai jeigu chemiškai purkšta ar ką liks vandenyje, taigi virtas kriaušės
lieka daug pektinų ir visų tirpių ir netirpių maistinių skaidulų, gal vitaminų kiekis šiek tiek mažesnis. Ir prebiotinis poveikis ypatingai geras, geresnis negu obuolių, maitina gerasias bakterijas, gerina mikrobiotos įvairovę, mažina uždegiminius procesus, nes turi daug polifenolių, ypač žievelėse. Taigi to neužmirškite, paruošimo būdai žalios. Maksimalus skaidulų kiekis keptos, lengviau virškinamos, virtos, jautriam skrandžiui, virtos. Nu kas pas mus verda? Labai mažai kas. O gali apipil kažkokius spanguolių sirupu, paruošt, mes vis galvom, ką svečią pavaišint. Va, turim kriaušių ir galim gražiai paserviruoti, va čia kaip matot. Dar net ir gėlytės valgomas padėti. Su kažkokiu gražiu sirupu išvirtą apipilt, spanguoliu ar kitu. Be cukraus sveikesnis pasirinkimas. Taigi būna ir sirupai su polioliais, arba šiaip trintos uogos čia. Tai, man atrodo, sirupas kažkoks, bet gali būti granatų, arba, pavyzdžiui, sakysim, saldžiavaisis pupmedis, saldžioji seratonija, galėsiu dėti aprašymą. Kažkodėl iš Turkijos neveža vaistus, viską net nežino, kad yra serotonija silikua. Pas mus tik išdžiovinta šitas sirupas, vadinamas kerobu, yra paplitęs, iš jos sveikuoliai daro šokoladą. Ne, šokoladas gerai, bet pats saldžiavaisis pupmedis dar geriau. Ir va tokiu sirupu, jo turint nieko nereikia daryti, kriaušę apipilama ir vartojama. Nes ten tų cukrų glikeminis indeksas nėra didelis, bet labai didelės gydomosios savybės, tinka peršalt, tinka labai daug polifenolių, tamsus skonis. Iš vis saldžiavaisis pupmedis, nežinau, kodėl pas mus nėra paplitęs konditerijos pramonė, jo labiau, kad labai plačiai auga Europos Sąjungoje, ne vien Turkijoje, auga labai daug Graikijoje, turėjau omeny. Ir apibendrinam, kriaušės, švelnus, skaidulų turtingas vaisius, tinka žarnynų ir metaboliniai sveikatai, svarbiausia saikas ir įvairovė. Vartokite, visais metų laikais yra mūsų parduotuvėse, aišku, žiemą yra atvežtinės, bet kartais mes vien tik citrusiniai, mandarininiai. Atsiminkit, kad tikrai labai labai puikus vaisius, pavairinantis visų mytybą, galima pradėti duoti ir vaikams nuo metų po ten šaukštelį arbatinį pagremžus virš tos kriaušės, patarkuotos kriaušės. Žiūrėkite, kaip jie, ne, čia pavaizduotos gana kietos, arba lauk, kol jos prinoks, jeigu jos prinoks, arba virt. Taigi įvairi subalansuota mytyba tikrai yra mūsų sveikatos pagrindas. Dar pridėkite geras mintis ir gerus darbus, kuriuos skirkite iš širdies visiems. To visiems ir linkiu. Peržiemoti, sukaupti, sustiprinti savo sveikatą, laukti pavasario, vasaros, o pačiau rudens derlių ir mėgautis vaisiais, kurie yra mums prieinami bet kuriuo metų laiku. Taigi, sėkmės visiems.